Sveiki, šiandieną pristatysime temą etiškas elgesys darbe, privatumas ir organizacijos saugumas Amazon ir Apple atvejai. Technologijų sektorius šiandien ne tik kūrė naujus produktus, bet ir renka milžiniškus duomenų kiekius apie darbuotojus. Kuo labiau automatizuojami procesai, tuo dažniau kyla klausimas, ar žmonės šioje sistemoje dar matomi kaip asmenybės, ar tik kaip skaičiai. Šiame pristatyme daugiausiai kalbėsime apie du dalykus. Pirma, darbuotojų stebėjimą ir duomenų rinkimą darbo vietoje. Antra, algoritminį darbuotojų vertinimą, kai sprendimus apie produktyvumą ar tinkamumą priima nebe vadovas, o sistema. Tai svarbu todėl, kad tokios praktikos veikia darbuotojo orumą, psichologinę gerovę ir pasitikėjimą organizaciją. Be to, jos gali sukelti teisinės problemas ir pakenkti įmonės reputacijai. Pavyzdžiais pasirinkome dvi įtakingas technologijų kompanijas – Amazon ir Apple. Jų atvejai parodo, kaip siekis užtikrinti saugumą ir efektyvumą gali susidurti su darbuotojų privatumo ir etikos ribomis. Toliau trumpai apie tai, kodėl ši tema tokia aktuali. Šiandien bei kiekvienas mūsų veiksmas darbe palieka skaitmeninį pėdsaką, darbo laikas, prisijungimai, maršrutai sandėlyje, net pelės paspaudimai. Technologijos leidžia rinkti daug daugiau duomenų, nei anksčiau buvo įmanoma. Iš įmonių pusės motyvai atrodo logiški. Jos nori apsaugoti duomenis, intelektinę nuosavybę, pakelti efektyvumą ir geriau kontroliuoti procesus. Ypač tokiose organizacijose kaip Amazon ir Apple, kur kiekviena klaida gali būti labai brangi. Tačiau tokiame kontekste darbuotojų privatumo ribos tampa neaiškios. Ar normalu, kad darbdavys mato kiekvieną pertrauką, ar etiška sekti elgesį, kuris nėra tiesiogiai susijęs su pareigomis? Etiniu požiūriu reikia balanso tarp organizacijos saugumo ir efektyvumo ir tarp darbuotojų teisės į privatumą, pagarbą ir orumą. Labai svarbus ir skaidrumas. Žmonės turi žinoti, kokie duomenys apie juos renkami ir kam jie naudojami. Būtent šį balansą bandysime įvertinti, žiūrėdami į Amazon ir pirmo konkretaus pavyzdžio – Amazon. Tai viena didžiausių elektroninės prekybos ir technologijų kompanijų pasaulyje, turinti virš 1,5 milijono darbuotojų. Dalis jų dirba labai automatizuotose sandėliuose, kur svarbus kiekvienas judesys ir sekundė. Sandėliuose naudojamos kameros, skeneriai, robotai, o darbuotojai nešioja vadinamosius rank trackerius. Šie įrenginiai fiksuoja, kur darbuotojas yra, kokį daiktą paima ir per kiek laiko jį nuneša. Sistema registruoja pertraukas, neveiklumą, klaidas ir darbo tempą. Šie duomenys keliauja į produktyvumo algoritmus, kurie realiu laiku vertina, ar darbuotojas atitinka nustatytas normas. Esant prastiems rodikliams, žmogus gali būti įspėtas ar net atleistas. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip efektyvumo sistema, tačiau kai apie kiekvieną žingsnį kaupiami duomenys, kontrolė tampa perteklinė, o darbuotojai ima jaustis labiau kaip stebimi objektai. Kitas pavyzdys – Apple. Jei Amazon dažniau siejame su logistikos efektyvumu, tai Apple garsėja savo brendo, dizaino ir naujų produktų slaptumu. Tam palaikyti kuriama labai griežta vidinė informacijos apsaugos kultūra. Apple darbuotojai dirba su konfidencialia informacija, todėl taikomos įvairios vidinio valdymo priemonės. Sekama, kas ir kada atidaro dokumentus. Analizuojamas įrenginių aktyvumas, ribojamos programos, o nutekėjimų prevencijos sistemos fiksuoja bandymus išnešti informaciją į išorę. Oficiali logika – apsaugoti intelektinę nuosavybę ir išvengti nutekėjusios informacijos prieš naujų produktų pristatymus. Tačiau kyla klausimas, kiek kontrolės yra pateisinama saugumu, o kada ji tampa perteklinė. Skirtingai nei Amazon, čia mažiau kalbama apie darbo tempą, daugiau apie informacijos kontrolę. Vis dėlto, abiem atvejais matome tą pačią dilemą. Saugumo priemonės gali peržengti ribą ir pažeisti darbuotojų privatumą. Apibendrinkime, kur slypi pagrindinė etikos problema. Ir Amazon, ir Apple atveju matome perteklinį darbuotojų stebėjimą. Renkami ne tik būtini duomenys, bet ir daug papildomos informacijos apie elgesį, judėjimą, pertraukas. Dažnai nėra iki galo aišku, kam visą tai naudojama. Trūksta skaidrumo, žmonės formaliai sutinka su taisyklėmis, bet realiai nesupranta, kokio lygio stebėjimui pritarė. Dėl to atsiranda psichologinis spaudimas, sumažėja pasitikėjimas organizacija. Prie to prisideda algoritminio vertinimo rizika. Sprendimus priima sistema, kuri gali būti šališka ir neatsižvelgti į kontekstą. Be to, kartais viešai deklaruojamos vertybės. Pavyzdžiui, Apple rūpestis vartotojų privatumu nesutampa su tuo, kas vyksta viduje. Etikos požiūriu čia pažeidžiami principai. Autonomija, kai žmogus nekontroliuoja, kokie duomenys apie jį kaupiami.
Privatumas, kai stebėjimas tampa invazyvus. Teisingumas, kai algoritmai vertina šališkai. Orumas, kai darbuotojas matomas kaip resursas, o ne žmogus. Kad geriau suprastumėm situaciją, pažvelkime į priežastis, kodėl įmonės taip elgiasi. Pirma, saugumo būtinybė. Amazon ir Apple saugo didžiulius duomenų kiekius, sandėlius, tiekimo grandinės, patentus. Nutekėjimai ar vagystės čia reikštų milžiniškus nuostolius, todėl natūraliai atsiranda noras matyti viską. Antra, produktų slaptumas. Ypač Apple atveju nauji produktai kuriami slapta, o bet koks nutekinimas gali sugadinti pristatymą ir konkurencinį pranašumą. Dėl to stiprinamos prieigos ir kontrolės priemonės. Trečia, efektyvumo siekis. Amazon algoritmai kuriami tam, kad būtų greičiau, pigiau ir tiksliau. Konkurencinėje rinkoje tai atrodo labai patrauklu, todėl žmonės pradedami matyti per našumo rodiklius. Ketvirta, technologijų progresas. Jeigu galima rinkti detalės duomenis, dažnai tiesiog nusprendžiama juos rinkti, apie pasekmes pagalvojama vėliau. Galiausiai, teisinio reguliavimo spragos. Ypač JAV įstatymai ne visada suspėja paskui technologijas, todėl atsiranda pilkoji zona. Tai, kas formaliai leidžiama, nebūtinai yra etiška. Šios praktikos turi rimtų pasekmių pačioms organizacijoms. Trumpuoju laikotarpiu krenta darbuotojų motyvacija, žmonės dirba ne todėl, kad nori prisidėti prie rezultato, o todėl, kad bijo neįtikti algoritmui. Mažėja iniciatyva, kūrybiškumas, noras eiti papildomą mylią. Didėja įtampa tarp darbuotojų ir vadovų. Vadovai remiasi skaičiais, darbuotojai jaučia, kad jų realybė neatsispindi sistemoje. Vietoj dialogo atsiranda mes prieš juos atmosfera. Ilgainiui tai virsta reputacijos žala. Amazon pavyzdys dažnai minimas kaip vieta, kur darbuotojai patiria didelį spaudimą ir sekimą. Pridedame teisinės rizikas, jei pažeidžiamas privatumas ar darbo teisės. Toliau didesnė darbuotojų kaita ir sunkesnis talentų pritraukimas. Ypač jaunesni darbuotojai labiau vertina psichologinį saugumą ir vertybių atitikimą, todėl renkasi kitus darbdavius. Galiausiai silpnėja organizacijos kultūra. Iš pasitikėjimų grįstos aplinkos pereinama prie kontrolės ir baimės kultūros. Kita pusė – pasekmės darbuotojams kaip žmonėms. Pirmiausia, psichologinis spaudimas ir stresas. Nuolatinis žinojimas, kad esi stebimas ir vertinamas, sukuria jausmą, lyg visą laiką laikytum egzaminą. Dėl to nukenčia emocinė sveikata ir darbo pasitenkinimas. Antra, autonomijos praradimas. Kai kiekvienas žingsnis ir pertrauka fiksuojami, darbuotojas nebejaučia, kad valdo savo darbo dieną. Jis suvokiamas ne kaip profesionalas, o kaip elementas sistemoje. Trečia, algoritmų šališkumo rizika. Jei sistema vertina tik greitį ar skaičius, jis nemato papildomo indėlio, pagalbos kolegoms, problemų sprendimų, sveikatos ar situacinių faktorių. Tai gali lemti klaidingus sprendimus dėl gerų ir blogų darbuotojų. Iš čia kyla ir diskriminacijos galimybė. Pavyzdžiui, lėtesni, vyresni ar turint sveikatos iššūkių žmonės automatiškai laikomi mažiau vertingais. Galiausiai atsiranda moralinis nuovargis, darbuotojai jaučia, kad deklaruojamos vertybės ir reali praktika nesutampa. Tai skatina cinizmą, motyvacijos kritimą ir norą palikti organizaciją. Ką būtų galima daryti kitaip? Pirma, skaidrumas. Darbuotojai turi aiškiai žinoti, kas stebima, kokiu tikslu ir kiek laiko saugoma. Neteisinis tekstas smulkiu šriftu, o suprantamas paaiškinimas, kokį poveikį duomenys gali turėti jų darbui. Antra, duomenų minimizavimas. Rinkti tik tai, kas būtina saugumui ir procesų gerinimui, o ne viską, ką leidžia technologijos. Kiekvieną kartą verta paklausti, ar mums tikrai reikia šios informacijos. Trečia, algoritmų auditas. Vertinimo sistemos turi būti reguliariai tikrinamos dėl šališkumo ir klaidų, įtraukiant teisininkus, etikos specialistus ir kiek įmanoma pačius darbuotojus. Ketvirta, žmogaus teisės aukščiau vien efektyvumo. Efektyvumas svarbus, bet negali būti pasiektas pažeidžiant privatumą.
teisingumo ir orumo principus. Tikras tikslas – rasti pusiausvyrą tarp technologijų ir etikos. Ir galiausiai – pažadų laikymasis. Jei įmonė viešai deklaruoja rūpestį, privatumą, šios vertybės turi galioti ne tik klientams, bet ir darbuotojams. Šioje skaidrėje norime ne tiek atsakyti, kiek pakviesti diskusijai. Keli klausimai jums. Ar turėtų būti riba tarp darbuotojų privatumo ir organizacijų saugumo? Ar technologinis stebėjimas gali būti etiškas, jei yra visiškai skaidrus? Ar algoritmai gali objektyviai vertinti darbuotojus? Šie klausimai padeda pamatyti, kad esmė slypi ne vien technologijose, o tame, kaip ir kam jos naudojamos. Apibendrinant, keli pagrindiniai akcentai. Pirma, etika turi keistis kartu su technologijomis. Senų taisyklių nepakanka naujoms situacijoms, kurios darbuotojai gali būti stebimi praktiškai visą laiką. Antra, privatumas nėra privilegija, tai teisė. Net dabartinėje aplinkoje žmogus turi teisę į tam tikrą asmeninę erdvę. Ir klausimas turėtų būti ne kiek daug galime sekti, o kiek mažiausiai reiktų saugumui užtikrinti. Trečia, organizacijos saugumas nėra automatinis pasiteisinimas pertekliniam sekimui. Jei dėl saugumo pažeidžiamas orumas ir privatumas, sistema nebėra etiška, net jei padeda išvengti rizikų. Amazon ir Apple atvejai parodo, kad technologijos yra galios įrankis. Jos gali tiek apsaugoti, tiek pakenkti, priklausomai nuo to, kas ir kaip jas valdo. Galiausiai lieka vienas klausimas mums patiems. Ar būdami būsimi darbuotojai, vadovai ar verslo kūrėjai, rinksime technologijas, kurios valdo žmonės, ar technologijas, kurios jiems padeda?